Labą dieną, įsivaizduokit savo norų tokiu oru išvariau dviračių pasivažinėti. Šitą ir galvoju, kiti žmonės į Everestą kopia, per Atlantą plaukia, o aš čia ką, rudeninių orų dviračių negaliu pasivažinėti. Tai aišku, kad galiu. Tai susigalvojau tokį maršrutėlį, žodžiu, noriu labai paragauti maisto restorane. Senasis Jerevanas berods vadinasi, o jisai yra kita miesto gale. Tai pakeliui dar noriu Milikonių kalną užminti, pasižiūrėti, kaip tenais rekonstrukcija atlikta ir pakeliui užsukti į vieną dvarą. Šiaip gal atrodo, kad nelabai sportiškai apsirengiau. Striukė O'Neill kažkiek neperšlampa, kažkiek apsaugo nuo lietaus, nuo vėjo. Tai ganėtinai komfortabiliai, kol kas šiltai jaučiuosi. O kelnės daug. Tai turi elastano, irgi kažkiek apsaugo nuo lietaus. Nors atrodo iš vis, ta prasme, eiti į restoraną. Į restoraną ir eisi. O. Šitaip. Netgi sakyčiau šilta visai. Ai, o tai dvaras Linkuvos. Tai jį patį neįeisiu, bet aplink jį apžvelgsiu. Kaip gražiai atrodo tie geltoni lapai. Kelio numyniau, galiu pasakyti, nėra tai blogai. Rudojo čia labai krenta. Manoj pusėj tai ten toliau matosi debesų nėra, tai manau lietus nustos. Kol aš iki to seno Jerevaną numinsiu, turbūt nebelis jau. O dangus pilkas, nuotaika bloga. Tai žodžiu, dar Milikonių kalno darbai vyksta, pilnai nieks neužbaigta, bet čia bus gražu, įsitvarkys. Atrodo tai Šilainių mikrorajono, Domeikavos, Giraitės mikrorajonų gyventojai galės važiuoti šituo dviračių taku. Tenais matosi toli. Ai, va, matai. Čia ir baigėsi dviračių takas. Tenais toli matosi panoraminė apžvalgos aikštelė į Kauną, bet ne pačią gražiausią miesto dalį. Bet gal stabtelsim ir ten. Darbai į pabaigą, bet kaip galime matyti, važiuojamoji dalis skirta automobiliams nėra labai plati. Vos šiek tiek platesnė nei dviračių takas. Tai sakau, Domeikavos, Šilainių gyventojai galės dviračiais čia važiuoti. Na štai ir apžvalgos aikštelė. Štai taip Kaunas atrodo nuo šios apžvalgos aikštelės.
Ne pats gražiausias vaizdas. Ai, galvoju, reikia padangas prisipūsti. Per kamerą nesimatys, ten toli matosi Aleksoto panoramos kalnas, prisikėlimo bažnyčia, kamera. Štai ir Linkuvos dvaro sodyba. Čia gyvena žmonės, kaip suprantu. Čia ne parkas. Ten išlikęs tvenkinukas. Žinau, čia gal nelabai vaikščioti, tipo privati valda, kas čia nesupras. Tai kiek skaičiau biškį istoriją, Linkuvos dvaras šitas priklausė, Linkuvos dvarą valdė labai daug skirtingų asmenų. Berods 16 amžiui buvo dvaras atiduotas jėzuitams. Tai jie čia koplytėlę kažkokį įrengė kažkur. Ai, va, ten turbūt matosi stovi. Gal reikia pasižiūrėti. Jo, čia konkrečiai gyvena žmonės. Va, šitą turbūt. Kaip gerai atrodo. Eik, savo. Tūkstantis 300, biškį ištrupėjęs akmuo, 1300 kažkuriais metais, žodžiu, 97 gal sunkiai skaityti. Vasario mėnesio 20 dieną Vilniuje priėmė šventą krikštą gausybė lietuvių. Gausus lietuvių būriai. Žodžiu, sunku įskaityti, bet Jogailos atlikta Lietuvos krikštijimo darbą. Nu, žiauriai sunku įskaityti. Wow. Gerai, pasižvalgiam, varom pavalgyti. Einam dar arčiau to dvaro, pasižiūrėsim. Gražus pastatėlis. Fontanėlis toks. Čia gal kapas koksai. Nežinau. Nu gerai, minam pavalgyti į Jerevaną. Ai, čia jei gerai suprantu, tai likę dar ir šitie to dvaro ūkiniai pastatai. Kas liečia kelnes ir striukę, tai labai komfortabiliai kažkaip, žinai, sausai jaučiuosi ir nešalta, bet su batais biškį prasčiau, biškį pašalo kojos. O, koksai gražus ąžuolas. Rudenėlis.
Nu ką, atvarėm į senąjį Jerevaną, senasis užeigas senasis Jerevanas, šašlykai XXL, ėjom paragaut. Taigi atvykus į užeigą nustebino tikrai platus asortimentas užeigos meniu. Aišku, aš jo viso neanalizavau, nes žinojau tiksliai, ko noriu, tai šašlyko ir užkliuvo akis už tradicinės gruziniškos sriubos hašlamo, kuris atrodė wow, tiesiog įspūdingai. Ir skonis, ir kaina, ir porcijos dydis buvo wow. Hašlama tai buvo, nesumelavus, kokie 5 jautienos dideli gabalai. Dvi tokios didelės bulvės. Laukiam šašlyko. Dešimt liuksų. Duodu 10 liuksų. Konkrečiai. Nu ir ragaujam gruziniško alaus. Skanus. Šašlyko tikėjausi daugiau gabaliukų, bet gal bus labai skanus. Ragaujam pirmą gabaliuką. Pamarinuota labai gerai. Tikrai skaniai. Ačiū. Atrodo gal ir nedaug, bet manau užteks normaliai visai. Bet tikrai skanus. Marinatas buvo iki 10 liuksų. Nu ką, šašlykiukas dom. Ne, 10 liuksų, 10 liuksų. Tai kur gausim kitą kartą maistą? Neaišku, užsiprenumeruok. Ir iki kitų kartų.